Kiek kainavo mano atostogos Zakopanėje? Šiandien video tema. Pakalbėsim dar apie veiksmo kameras, kurias naudoju filmavimam. Na ir kopsim į Gievont 1984 kalną. Tai Zakopanėje būdamas įkopiau į keletą kalnų. Aišku, išbandžiau ir kitų pramogų. Bandžiau ir su kalnų dviračiais pasivažinėti, panagrinėti, patyrinėti visą patį miestą, apylinkės. Tai šiandien pasidalinsiu savo patirtimi. Kam patinka mano kuriamas turinys, paspauskit like, parašykit komentarą, o dabar važiuojam. Netempia, manau, ir pradedam iš karto nuo išlaidų, ką išleidau, iš ko susidėjo ir visiems, kas norit pakeliauti, nesat buvę, tai tikrai rekomenduoju Zakopanę, nes man nuvykus ten, pradėjus kopti į kalnus, pirmą kartą gyvenime tiesiog sprogo galvoj kažkas ir aš tiesiog labai buvau sukrėstas malonėje prasme ir labai nustebęs tą kalnų didybę. Tai šiandien pasidalinsiu savo patirtimis ir pradėkim nuo to, kad būdamas ten įkopiau į keletą kalnų, prasivažinėjau kalnų dviračiais, išbandžiau keletą pramogų, aišku, valgiau valgyklose, restoranėliuose, apžvalgos ratą išbandžiau, keltuvus, ir vykau, aišku, su motociklu. Motociklas negalingos kubatūros, tai dabar pradėkim nuo kuro nuo motociklo. Tai motociklas supyliau kuro už 200 maždaug eurų. Tai kuro kaina benzino Lietuvoje ir Lenkijoje labai panaši. Tada išlaidos susidėjo iš apgyvendinimo, tai matėt, kad buvau išsinuomavęs tokį kaip slidinėjimo kurorte, galima sakyti, prie pat kalnų, tokį kambarį namelyje. Tai kainavo naktis ten apie 30 eurų, mėgojau grinai 4 naktis, tai galit paskaičiuoti ten suapvalinus gal 130, nes nebuvo visai 30, šiek tiek gal su viršum, bet gavosi apie 130, tai jau gaunasi 330 kažkur eurų, kuras ir apgyvendinimas, ir restoranėliai, visokios pramogos, apžvalgos bokštas, užkopimai į kalnus. Kopimas į kalnus prie kiekvieno kalno ten maždaug 11 zlotų gal, tai euras su centais, apie 2 eurus gal kažkas tokio. Tai visom likusiom pramogom išleidau apie 170 eurų, tai jie ir maistas, valgiau ir valgykloje, ir restorane. Lenkijoje žinot, kad maistas tikrai labai geras ir įvairus ir tikrai buvo šiokia tokia ir gastronominė kelionė. Tai visos mano atostogos Zakopanėje motociklu kainavo 500 eurų, ar tai daug, ar tai mažai. Tai pati su visa kelionė aš dar mėgojau kitam kempinge važiuodamas. Pirmą, kai išvažiavau, tai turėjau su tarpinę stotelę. Tai už Varšuvos mėgojau nuvažiuojant kempingė, bet ten labai pigiai buvo 10 eurų tik tai. O kai grįžau per vieną dieną. Non-stop buvo važiavimas. Tai pasakysiu tik tiek, kad keliai Varšuvos tikrai ledas, labai geri keliai, tai tikrai įmanoma per vieną dieną netgi su motociklu iki ten nusigauti ir sugrįžti iš ten. Tai išlaidos tikrai nedidelės už tai, ką pamačiau. Tai Zakopanėje kopiau į vieną kalną, tai aukštis jo ten, jeigu neklystu, netoli 2 gal kilometrų.
antroji diena buvo dviračiai, tai išsinuomavau dviratį kalnų visai dienai, aišku, dviratis ten nebuvo kažkokios super komplektacijos, prasivažinėjau po apylinkės, prasukau ratuką pro mažesnius miestelius, šiek tiek buvau į kalnus įvažiavęs, bet kadangi dabar yra pats atostogų sezonas, tai su dviračiu nėra to labai didelio kaifo važiuoti, nes labai daug, netgi kur yra dviračių trasos, labai daug žmonių, turistų ir man pati viešnagė labiausiai ta dalis, kur su dviračiu važinėjau, labiausiai nepatiko iš tikrųjų. Dviračio nuomos kaina buvo 30 kažkeli eurai, dviratis tikrai komplektacija ganėtinai prasta, būčiau linkęs išsinuomoti už 60 kokių eurų ir kad būtų tik tai geresnės komplektacijos, nes, na, iš pigiausių dalių, sakykime, taip surinktas dviratis, tai ta tokia dalis nelabai man kur patiko. O pats kopimas, kalnų vaizdai, gamta, grožis, kalnų upių grožis, tai nežinau, čia kažkas iš kitos planetos, iš tikrųjų, kas nebuvot, važiuokit, pamatysit, labai nustebsit. Na tai antrasis kalnas buvo, pirma diena buvo vienas kopimas, atvažiavau vakare, iš pradžio jau apsižiūrėjau, tokį mini haiką pasidariau, prie tokio kriokliuko bandžiau nueiti. Na, ten nebuvo labai stebuklinga. Antra diena buvo kopimas į pirmąjį kalną, trečia diena buvo dviračiai, o ketvirta diena buvo kopimas į Gievont 1894 kalną. Tai šitas kalnas jau yra skaitomas kaip vidutinio sunkumo, viršuje grandinės. Tai prasidėjo gal viskas kaip ir visuose kituose kopimuose, pradėjau nuo pat namelio, nuo mano namelio visas šitas kopimas truko 1,5 apie 9 km, tai reikia turėti omenyje, kad reikia turėti gerą fizinę formą, kelionė kopiant į vieną pusę trunka apie, na, visą dieną galima sakyti, išeini ryto 8-10, kada kas atsikelia ir grįžti vakare 6, 7, 8. Tai pats kopimas prasideda nuo pat namelio ir į antrą kalną apie 9 km į vieną pusę. Tai iš pradžių lengvoji dalis, mažas sukilimas, kyli, grožiesi kalnų upėm, visokiom kitokiom lankytinom vietelėm. Tai į Gievontą kopiant yra krioklys toksai įspūdingas, kur žmonių buvo mišrai nelabai daug. Įkopiau šiek tiek jau į kito krioklio, tada prasideda sunkioji dalis, akmenis, status kopimas, daug akmenų. Na, nuo stovyklavietės oficialiai, galima sakyti, prasideda jau lipimas akmenim. Tai vaizdelis bus į kalnus ir lipsim tokiais akmenim dabar. Ir ten jau prasideda skardžiai, atsiveria kalnų panorama, matosi Tatrų kalnai fone ir tikrai matosi pažiūrėjus į apačią skardžiai. Kas turit aukščio baimę, tai šitas kalnas greičiausiai gali būti, kad bus jums neįveikiamas, nes artėjant viršaus, iki pat viršaus jau kopimo tos sudėtingosios dalies su grandinėmis, tai yra keletą tarpinių stotelių ir vis ekstremalėja pats kopimas, vis daugiau statėja, daugiau atsiranda skardis ir pačiam viršui 100 paskutinių metrų yra jau ypatingai sudėtinga su grandinėmis, kadangi daug žmonių. Prasideda grandinės, tai nefilmuosiu dabar, su abiem rankom reikės kopti. Bus tikrai ganėtinai pavojinga, nes tai net pradedančiųjų kopimas skaitosi. Kiek girdėjau, kalba kiti aplink mane. Tai šiandien vieną grupelę leidosi, iš 10 žmonių 3 užlipo tik tai iki čia, kur aš dabar esu. Daug mačiau ir palūžusių žmonių, ir, na, kiti aukščio bijo žmonės, kiti vaikus per prievartą kažkaip tais. Nežinau, ar to reikia, aišku, čia kiekvienam spręsti. Tai sudėtingoji dalis buvo tokių, kur reikėjo grinai iš rankų jau su grandinėm jau tempti save netgi. Ir, aišku, adrenalinas, kai pasižiūri į apačią, kilometro kokią praraja, supranti, kad tikrai adrenalinas jau plūsta. Tai užkopus, vaizdai atsiveria, aišku, simbolius, kryžius šito kalno, na ir, kaip sakant, atsiminimai, kuriuos įkopęs šitą kalną parsivežiau ir dabar gyvenu tą gerą energiją ir tuo pakylėtu jausmu. Tai tikrai, Zakopanė yra tas kurortas
į kurį verta vykti. Jeigu nesat buvę, manau, kad ten vykstant netgi ir 10 metų visko neįmanoma ištyrinėti. Trasos tiek haikam, tiek kopimui, tiek visokių kitokių termo pramogų, vaikam pramogų tikrai yra labai daug. Yra ką pamatyti ir prastesnės fizinės formos būnant, ir labai pasiruošus. Tai aš asmeniškai buvau pasiruošęs 3 savaitės ruošiausi kopimui į kalnus. Aišku, šitie kalnai čia nėra kažkas kosmoso, bet pats žygis 10 km būna į vieną pusę, 10 į kitą, antrasis kalnas 9 į vieną, 9 į kitą, na tai jau tikrai 20 km išeiti į žygį lipant į kalną, pirmyn atgal, ne kiekvienas iš tikrųjų gali, jau tikrai reikia spec pasiruošimo. Dabar dalis šiek tiek atitrūkim, keliaujant mane eilinį kartą nuvylė labai GoPro kamera, tai pakalbėsim šiek tiek apie kameras. Ir vėl užsilenkė, važiavau, filmavau ir viskas, nebepasijungė. Bando ir kiaurai restartuojasi. Tai labai šioje kelionėje, kituose video, jeigu matėt, kai su motociklu pradėjau pačią kelionę, labai mažai to tokio, na, grynai keliavimo ir važiavimo motociklų rodymo, nes nebeturėjau veiksmo kameros, turėjau tik tai droną, telefoną ir kameros šitą, kurią filmuoju dabar šitą vlogą. Tai važiuojant nelabai buvo galimybių ir grįžęs iš karto, kadangi GoPro man tiek kainavo nervų, YouTube užsiemu jau rimtai kokie 4 metai ganėtinai ir daug labai sugadino visokių gerų video ir dėl to dabar nutariau pereiti ant DJI. DJI aš pats naudoju droną ir vieną naudoju, ir antrą, ir trečią droną ir daug gerų komentarų prisiskaitęs galvoju, na, pasižiūrėkime, ar iš tikrųjų šitą kamerą neperkaitinėje, nekaista, laiko baterijos, geras garsas iš karto iš kameros be išorinio mikrofono. Ir iš tikrųjų nusipirkau DJI Action Osmo 4 ir galiu pasakyti, kad kur aš buvau anksčiau. Iš tikrųjų labai gera kamera ir labai nustebęs esu, kaip gali tai būti gerai padaryta. Aišku, GoPro irgi turi savo pliusų, tai aišku, ne tas patikimumas, o GoPro labai geros yra spalvos iš pačios kameros iš karto nufilmavus. Iš karto medžiaga žalia, neapdorota, jau yra gera ir tinkama naudoti, ta prasme, dėti į YouTube. Tai šiek tiek DJI tos flat tokios spalvos plokštesnės, neutralesnės pasirodė. Bet aišku, dar tik tyrinėjau, keletą video filmavau, kurie neužilgo pasirodys. Tai galiu pasakyti, esu labai nustebęs ir jeigu galvojat, jeigu norit to patikimumo, tai tikrai geras variantas. Aišku, yra dabar daugiau gamintojų, ir Insta gamina 360 ir yra ir kitokių mažiau žinomų gamintojų, tai nenoriu čia nieko brukti, bet pasidalinu paprasčiausiai savo patirtimi. Tai Zakopanės video paskutinė dalis. Kam patiko, būtinai parašykit komentarą, pasidalinkit savo maršrutais, kur esat kopę, kokiuose kalnuose, gal Alpėse, gal Austrijoje. Aš irgi turiu planų ateityje vykti ir į ten tuos kalnus, kadangi mėgstu keliauti motociklais, tai čia tokia gaunasi kelionė mišri pas mane. Aš ir taip darau, ir važiuoju motociklu, ir po to kopiu, aktyviai gyvenu, ir dviračiai kalnų. Aišku, dar norėtųsi tokioj kelionį pajungti ir kalnų upės, su kokiam baidariam pasiduoti. Tai būtinai pasidalinkit savo patirtim, nes man irgi labai svarbu, labai įdomu, visada džiaugiuosi, kai kažkas pasidalina. O šiam kartui tiek, tęsim toliau, manau, ateityje dabar turgų tema, nes buvo labai populiaru prieš atostogas mano. Bandysim kažką jums nufilmuoti įdomaus. Susitiksime kitose video. Iki.